Tokia mintis kilo mano giminaičiui, kuriam esu labai dėkingas, kad pasidalino savo mintim, padiskutavom, apkalbėjom privalumus ir tada pats pradėjau domėtis. Mano name stovi oras, vanduo, šildymo katilas, vartojantis tik tai elektrą ir praeitų metų sąnaudos buvo 12 000 kW per metus. Ir kadangi tokios didelės sąnaudos ir saulės elektrinės įrengimas buvo kaip ir neišvengiamas, galim sakyti. Investicija tai yra į ateitį. Mąstom pirkti elektromobilius, namai visi yra ant elektros ir tai iš tikrųjų investicija į priekį, nes elektra visada brangs ir manau, kad atsiperkamumas saulės panelių, kaip sakyti, trumpės. Sąskaitos pasikeitė juokingai, džiuginančiai, galim sakyti, nes praktiškai už gegužę sumokėjau 12 eurų. Tai šiais laikais ir su dabartiniam kainom tai neįtikėtinas variantas iš tikrųjų. Sąskaitos pasidarė juokingos, mokam abonementinį tik 30 eurų mokestį į mėnesį. Tai iš tikrųjų tas skirtumas pasijautė. Aišku, investuoti iš pradžių reikia, nes panelės gan nemažai kainuoja, bet aišku, kol yra Europos parama, tikrai verta įsigyti. Mano atveju tai svarbu buvo techniniai parametrai, turbūt ir daugeliui žmonių. Kiek metų tos panelės išliks efektyvios, kuo ilgiau išlieka efektyvios, tuo atsiperkamumas geresnis. Ir aišku, įmonės patirtis svarbu. Su kaimynu ilgai tikrai rinkomės, ne iš vieno rangovo, ypatingai aišku ir įranga labai svarbu, tiek inverteris, tiek saulės panelės. Lyginomės kainas, lyginomės terminus, konsultavomės su draugais, giminės, kurie turi jau įsimontavę. Ir labai rekomendavo Saulės Grąžą. Rekomendavo todėl, kad personalas yra labai atsakingas, padeda visus susitvarkyti paramai dokumentus. Montuotojai atvažiavo iš tikrųjų per pusantros dienos, padarė visus darbus, nepaliko jokių šiukšlių, viską sutvarkė, paaiškino ir iš tikrųjų jų kokybė labai likom patenkinti.